Sveiki iš Nebul. Šiandien yra Liepos 9 diena ir čia aš jau esu savaitę. Savaitė, šiaip viskas patinka, visa savaitė praėjo labai greitai. Ir rytoj mes varom į Sūs, nes mano mama atvažiavusi į Hamam Sūs, tai važiuosime aplankyti, nes aš savo mamos kokį mėnesį nemačiau. Labas rytas iš Rezgos, iš Nebul, taip sakant. Aš tik atsikėliau, dabar yra 11:30. Šmikė sako labas. Ir šitas tai 9 išėjo į darbą, tai dabar irgi turėtų grįžti ir tuoj važiuosim į Sūs. Aliejaus, 9 litrais aliejaus, nes mama ir jos draugai užsimanė aliejaus, tikro, tunisietiško aliejaus. Rašidas viską neža. Dabar varom nusipirkti kvepalų mamai, močiutei. Labai gerai yra čia Nebul kvepalų parduotuvė. Tai jo. حاجات تراديسيونيل تاع مسك Tai nusipirkom, šiaip čia yra labai ganėtinai geri aliejiniai kvepalai. Va ten matosi užrašas, tokios MM raidės. Labai geri aliejiniai kvepalai ir už va tokius mažus buteliukus 5 labai gerai ir dovanom 40 dinarų, tai 12 eurų. Ką galima gauti 4 Tunise už 90 eurų prie pat jūros 2 naktim. Tai žodžiu, čia vonia. Ir va čia, jie visą pamiršta instaliuoti šitą dalyką, aš nežinau. Tada virtuvė. Jo. Ai, ten kažkur jūros. Čia living room. 3 lovos. Ir kažkoks living room. Tai žodžiu, erdvės belie kiek daug, čia galima būtų dar ir 4 kambarį realiai padaryti laisvai. I love it, actually, šitas veidrodis fainas. Ačiū labai Odeta. Do you like it? Taip. Taip. Labai gerai. Labai gerai. Cheers Odeta. Ačiū. Come on. حاجة غريبة. شايف شنو عامل؟ Shit is so strong. Oh my gosh. No, but like, you finished all of it. Like, oh. Hey, cheers guys. No fucking go, شنو شربت أول؟ Spinning. Dura. Palauk, it's not during a bit. You're drunk. You're so drunk. Žodžiu, lipom į taksą, pinigų tai nei vienas neturi. Va ten kažkur jau. Maniau visus vienoj vietoj paleis, nepaleido visų vienoj vietoj, tai ir prieš vairuotoją biškį gėda. Kaip aš jau nepagalvojau, siaubas, nu. Lietuviai, kelionių gidų dirbam, neščios katinas. Tai esam Sūsoj ir labas rytas iš Sūsos. Visas mūsų household, aš, Rašidas, Jėzulis ir jo pana, visi mes apsirgom peršalimu, kuris jau savaitę nedaina, kostim ir neišsikostim. Tai varom pasižiūrėti čia ir pavedžioti mamą su jos draugais. Mama kupino traktorą. Tai įlindom į visiškai vietinį turgų, visiškai.
O, žinai, Liucija, ta Izabelė nori tų kukurūzų spragintų. Liucija. Brika. This one is they use it to make a brick. Suso medinos. Kursiją pradėjom 9 ryto, bet kadangi ryte jau prasideda tas alinantis karštis, stengiamės būti pavėsyje, aplankėme Sūs archeologinį muziejų, truputį pasivaikščiojom aplinkui. Šiaip archeologinis muziejus, jeigu neturit galimybės aplankyti Barodo muziejaus, sostiniai puikiai užtenka. Čia vėl statulų niekas negali palikti ramybėj, kai kurie žmonės. Šiaip bendrai ekskursiją vertinu 7 iš 10. Vien dėl karščio ir kad galėjom parodyti daugiau. Susoj, va toks fainas vaizdas, bet yra žiauriai karšta. Aš visą lydausi, aš nežinau, gal šiandien kokie 34. Tiesiog, kad jau net galvot sunku, kaip karšta. Dabar yra 11 valanda, bet saulė jau aukštai sėdite. Oh my god. Jeigu galit, nevažiuokit čia vasarą, čia geriausia gegužė. Gal dar birželį, o pradžioj. Dar, jeigu norit jūros, tai rugsėjis, spalis, bet dabar tai yra tikra pirtis ir pekla. Ojei. Negali moteris vienos egzistuoti. Jis Rašidas nuėjo parodyti nuėjo parodyti mano mamai ir grupiai viršui vaizdo. Aš ten sėdžiu, su savim žiūriu nuotraukas. Kažkoks prisipisa prie manęs pacukas. Ar tu viena, ar tu... Fu, blemba, moteris negali vienas egzistuoti. تثبت فوق طول قاعد كله قاعد صب فوق بالشوي Gaivinam kačiukus. حط يدك Kačiukai visiškai numirė nuo karščio. This is a Tunisian dish that the Jews stole, and they called it Jewish shakshuka. Really? But it's, yes. You see? See how surprised she is? They stole it from us when they immigrated to Tunisia in the Second World War. And they took it back to Israel and they call it Jewish shakshuka. And now the whole Europe thinks that it's Jewish. But it's Tunisia, right? Yes. So what it includes? Vegetables, a lot of sauce, and sausages or chicken as you like, and eggs. Nice. Oh, this one started. Yeah. شريف دبر خدمة. Be careful, Lucia. It still bites even when I don't think it bites, but it's so big. Moteris neturi ramybės visur. What the fuck? Let's check the dish one. Oh shit, where are we going now? Do you like this one? It looks nice. We are following Jesus and sunset. Žodžiu, Jėzulis atsivedė mus visus į kažkokią vietą, Green Golf viešbučio, kažkoks bariukas, nežinau. O tai žodžiu. Ar patinka? Nežinau. Nepatinka tau čia? Oi. Nežinai? Tai Magoni yra labai populiarus jų vynas, tai čia M2 dinarai, pardai kainuoja 25. Tai jo, gražus paveiksliukas. Žodžiu, ieškojom vaistinės, nes mums skauda gerklės ir niekaip nepraeina. Ir vis atsinaujina. Ir va užmatėm, kur pavalgyt. Tai how much for 2 wraps?
€5 less. 5 eurai už 2 kaip kebabus kažkas tokio. Tai gerą gatvės maistą išduoda tai, jeigu yra didelė eilė žmonių prie jo ir... Bet žodžiu, vaistiniai daugiausia vyrai eina. Naktis, vyrai į vaistinę. Ko jiem ten prireikia, ką? Tai jo, durum, jiem reikia durum. Sita širdelytę, duok tavo rankytę. Nu, daviau į tą rankytę. Oh my god. Come on, someone fell on your head. Varom atgal 3. Mergina jo ten to kito išvarė kažkur, ten turėjo reikalų, tai žodžiu, varom atgal nebuvau 3. Ir dabar yra tram 7 laisvai, tai tikra pirtelė, 12 val. Mes niekada anksti neįsikrisam dėja. Ir jo, dabar sėdim, laukiam kavos. Bent kažkokio gėrimo, nes tas jėzulis su temperatūra, kosti, aš irgi ne ką, ir šitas irgi ne kaip jaučiasi, tai jo. Visą savaitę. If I have to guess, this is $2 or something. 60 eurų centų. Go, Rashid, remove your glasses. Važiuojam kur? Važiuojam namo? Taip, dabar. Taip, dabar važiuojam namo. Mes dabar esam share taxi stoty ir važiuojam atgal nebūtų. Vyrukai tvarkingai neša tašes. Oi. Aš tai tik su rankinuku. Labai karšta, Liusija. Labai karšta, 40 laipsnių šiandien. Va, mūsų kryptis. Nebul. Reikia pirmą nusipirkti bilietus čia ir eisim ieškoti. Tai nuvažiuoti Nebul yra 10, nepilnai 10 dinarų, tai mažiau negu 3 eurai. Ane? 3 eurai. 3 eurai. Taip, 3 eurai. Kaip tau sekasi šiandien? Negerai, labai karšta. Jo, labai. Pirtis, tiesiog pirtis. Nori namo? Taip, Taip, noriu ir aš. Share taxis is not for everyone. Tikrai ne for everyone. Kaip karšta čia. Ui. Ar tau patinka share taxis? Ne. Ne. It's like 42. Oh my god. Labai karšta šiandien. Yeah, it's like hell. Man nepatinka. Man ir nepatinka. Taip. Oh my god. Žodžiu, tai dabar varom pas daktarus. Negerai, mama, ne? Negerai. Išbandysim tunisietišką healthcare. Nes realiai, aš turiu draudimą, aš turiu savo sveikatos kortelę, bet, nu, jeigu nepagerės, tai man reikės į Lietuvą grįžti. Nes čia žiauriai neaišku, kuo apsikrėtėm. Galvom, covidas, bronchitas ar plaučių uždegimas. Plaučių uždegimas šiaip yra baisiausia. Pasakyk. Sveiki, su bronchitu Tunise dirbau. Jeigu šit laiko lašelinę pastatą, nu, tai aš nežinau. Įdomiai. Ir kraują ėmė, ir lašelinę, ir rentgeną darė. Tai jo, tai dabar užtruksim turbūt. Na, tai žodžiu, Tuniso sveikatos sistema yra ganėtinai gera. Ir aš gavau bronchitą
o nuo ko užsikrečiau, tas serga angina. Tai jam dar blogiau gyventi, aš manau. Tai jo, tai sakė, duos vaistų ir tikiuosi praeis. Ir kadangi turiu draudimą, tai manau padės. Prie vaistinės, va taip katiniukai guli. Ir jie turi namelį. O ten namelis jų. Kaip žinot, kad prasidėjo morčius? Čia būna ateina katės. Čia jų bent kelios gyvena. Ir šmikutė erzino. Erzino šmikutė, katiniuką. Mano mylimukas. Tiesiog čilinu fotelį. Jo, savijauta va tokia. Tai rytoj eisim pasižiūrėt, ar kompensuoja ar ne, nes pagal visus dokumentus turėtų tik reikia atsispausdinti tą popierių, kurį aš turiu Lietuvos draudimo. Tai nekompensuos, ne pasaulio pabaiga, bet nu vis tiek 9 eurų daugoka. Bet tikiuosi padės, bent nereikės į Lietuvą anksčiau grįžti. What you got there, my dear? I'm gonna start doing prostitution. How much you gonna pay for air conditioning? 80 euro. Oh my god. Mūsų oro kondicionierius atsisakė dirbti, o jį sutaisyti kaino 8. Kondicionierių jokie draudimai nedengia. Tai jo. Šiaip man tie antibiotikai žiauriai mane padaro va tokį. Fucking dingo namie elektra. Visiškai. Namuose irgi nedega. Pas mus kondicionierius neveikia, šiaip gan karšta šiandieną eiktų savo. Bet namuose visiškai lempų nėra. Tik tai va ten dar parduotuvėse kaip ir yra, bet nušakęs. Laukiu, kad aš galėsiu va ten tiurkti.